centras. Labą dieną. Labą dieną, vadybininkas Paulius klauso. Čia gavau žinutę iš jūsų. Kuo vardu, iš kokio miesto būsite? Čia būsiu Aurimas iš Klaipėdos. Ir Aurimai gavote pranešimą, kad jums yra dovanojama 1000 litų čekis ir mobilusis telefonas Nokia X6, taip? Jo, bet aš čia prieš kelias dienas gavau, dabar nežinau, čia ne per vėlų. Taip, kaip sakote? Ne per vėlai čia skambinu. Ne, ir norint atgauti dovanėlę, jūs turėtumėte tik sudaryti mūsų rėmėjų, tai Tele2 mobilės salono tokias nuorodas sąlygas, o Tele2 mobilės salonas Akmenos centrų tarpiniais rėmėjais tampa vien todėl, kad jums trims laimingiesiems ir įsteigė po šį nuostabų mobilųjį telefoną Nokia X6. Tad jūs, Aurimai, dabar turėtumėte dėl savęs, bet kuriame prekybos tinkle Loterijos Perlas terminale toje kasoje, kur parduodami Teleloto biletai, ar paprasčiausia Maksimos kasoje, įsigyti nusipirkti mūsų rėmėjų platinamą produkciją, tai Tele2 išankstinio mokėjimo kvitą, liaudiškai tariant Tele2 papildymą už 50 litų. Ar jūs sugebėsite, Aurimai, tą kvitą dėl savęs įsigyti? Ta prasme, įsigyti čia savo papildyti reikia? Nusipirkti paprastą Tele2 papildymą už 50 litų. Manau, kad sugebėsiu. Čia reikia Ta pinigų suma 50 litų be abejo bus grąžinama prie 1000 litų čekio, tas kvitas jums bus kaip garantas atgaunant dovanėlės, bet to, Aurimai, tas kvitas bus aktyvuojamas, įvedamas į jūsų naują telefoną Nokia X6 pradiniams pokalbėms, nes kadangi mūsų rėmėjai Tele2 mobilės salonas jums prie naujo telefono dovanoja Tele2 pildi komplektą su nauju nepriklausomu numeriuku, su kuriuo galėsite visus metus į visus Lietuvos tinklus skambinti net su 80% nuolaida, tad praktiškai visus metus į visus Lietuvos tinklus skambinsite nemokamai, bet tas pats mobilusis telefonas nebus pririštas prie jokio tinklo, jums tik bus padovanota Tele2 pildik pakuotė, tad su tuo numeriuku galėsite naudotis pats ar tiesiog kažkam tai atiduoti ar padovanoti. Ir įsigijęs tą kvitą, jūs pakartotinai susisiekėčiau registracijos numeriu, mes stabdome kompiuterinį laiko limitą ir galutinai sutarsime dėl dovanų atsiėmimo, ar atvyksite pas mus į Vilnių, tai būtų Viršuliškių 40, kur randasi Akmenos centrų pagrindinė būstinė, ar mes jūsų dovanėlės jums pristatysime tiesiai jūsų namus, jūsų nurodyto adresu jums patogiu metu. Galėčiau paminėti, kad pristatymas į namus jums tikrai nieko nekainuotų. Taipogi sutarsime, kokiu būdu norėsite atsimti 1000 litų, ar grinais pinigais, ar mūsų prekybos centruose apsiprekinti su 25% nuolaida. Bet to jūsų laukia dar viena labai didelė džiugi staigmena nuo Akmenos prekybos centrų, bet apie tai paminėsiu, kaip sudarysite šias nuorodas. Supratau, žiūrėkit, o telefono numerį savo pasilikti galima, kad neimti naujo? Tai tas mobilusis telefonas nebus pririštas prie jokio tinklo, tad jūs su to numeriu, ar jūs naudosite tas pats, ar padovanosite, ar savo, tas mobilusis telefonas nebus pririštas prie jokio tinklo. Supratau. Jūs galėsite savo SIM kortelę įsistatyti paprasčiausiai, jeigu norėsite, jūs ir galėsite pereiti į tą Tele2 tinklą, bet paprasčiausiai savo SIM kortelę įstatysite į tą mobilųjį telefoną ir su juo naudosite. Supratau, o tai, žiūrėkit, dabar jeigu Klaipėdoje esam, tai kaip čia dabar, jeigu už kelių dienų kažkaip aš į Vilnių kaip tik ruošiuos važiuoti? Šiandieną turėtumėte taip po informacijos suteikimo, dabar turėtumėte sudaryti šias nuorodas, nes mes sudarė galutinę registraciją, jūsų laukia dar viena didelė džiugi staigmena, Aurimai. Supratau. Kągi, tada palinkėsim sėkmės ir lauksime jūsų skambučių. Gerai, o per kiek laiko jums reikia paskambinti čia dabar? Tai kiek jūs laiko čia užtruksite įsigyti tą kvitą? Kiek pusę valandos, sakykime, kažkur tai. Pusės valandos laikotarpį prašytume su mumis susisiekti, ponas Aurimai. Tai jums žinutę reikia turbūt atsiųsti. Ne, žinutę jūs pasiskambinate, nusipirkite Tele2 papildymą už 50 litų ir vėl pasiskambinate. Supratau, gerai, ačiū jums. Iki malonaus, sėkmės. Iki.